Šioje video pamokoje jums parodysiu, kaip sukurti verslo paskyrą Cherry sistemoje. Pademonstruosiu, kiek jūsų verslo kainuos naudoti sistema, kaip registruoti svetainėje ir sukurti verslo paskyrą, kaip pakviesti vartotojus į savo įmonę ir skirti jiems rolę, kaip įmonės administracijai nustatyti leidimus ir redaguoti jų struktūrą. Pirmiausia, netrukus tai pamatysite. Pirmiausia, registracija svetainėje. Svetainės dešiniajame viršutiniame kampe spaudžiame pradėti mygtuką. Atsidariusiame lange spaudžiu tęsti ir matau laukus, kuriuos privalau užpildyti. Pilnas vardas, elektroninis paštas, telefono numeris, slaptažodis, kurį turi sudaryti bent viena didžioji raidė, skaičius ir simbolis. Pakartoti tą patį slaptažodį. Užpildžius sutinku su naudojimo taisyklėmis ir galima spausti tęsti. Sekančiame lange matau, kad man buvo išsiųsti patvirtinimo kodai, kuriuos turiu suvesti. Svarbu nesumaišyti ir užpildyti teisingai elektroninio pašto kodą ir SMS mobiliojo pranešimo kodą. Suvedus kodus spaudžiu prisijungti. Registracija sėkminga. Dabar, kai turiu asmeninę paskyrą ir esu prisijungus, lango kairėje atsirado mano meniu stulpelis. Čia galiu saugoti savo asmeninius kontaktus, stebėti projektus ir atlyginimus. Galiu pakeisti ekrano temą į tamsią, nakties ar palikti šviesią dienos temas. Dešiniajame pranešimų stulpelyje galiu gauti ir skaityti asmeninius pranešimus ir viršutinėme kampe paspaudus matau, kurioje paskyroje esu. Įmonės kūrimas. Kad sukurti savo verslo paskyrą, kairiajame meniu keliaujame į nustatymus ir spaudžiame ant įmonės ir prenumeratos. Čia matome tuščia įmonės juosta, paspaudus atsiskaičia planai, tuščia banko kortelės juosta ir tuščia mokėjimo istorija. Kad sukurčiau naują verslo paskyrą, spaudžiu mygtuką pridėti įmonę. Atsidariusiame lange spaudžiu išsaugoti. Iš karto matau privalomuosius laukus – įmonės pavadinimą, adresą, elektroninį paštą ir telefono numerį. Jeigu įvedus pavadinimą pasirinksite įmonę iš sąrašo, visi laukai užsipildys automatiškai. Kitu atveju jums teks viską suvesti ranka. Spaudžiu toliau. Dabar galima suvesti kortelės duomenis arba galėsite tai atlikti vėliau. Spaudžiu praleisti. Paskutinėme žingsnėje reikia pažymėti, perskaityti ir sutikti su naudojimo taisyklėmis. Dabar galiu spausti ant išsaugoti. Sąraše matau ką tik sukurtą įmonės kortelę. Paspaudus ant įmonės išsiskleidžia planai ir galime stebėti prenumeratos kainą. O paspaudus daugiau ir atnaujinti, mus nukelia į verslo paskyros nustatymus. Čia matome įmonės pagrindinę kontaktinę informaciją, įmonės papildomą informaciją, komanda, įmonės administracijos vartotojai, leidimai, komandos rolių leidimai, struktūra, keisti įmonės vartotojų struktūrą. Dabar pridėsiu įmonės logo. Atkreipkite dėmesį, kad ekrano kairiajame viršutiniame kampe nėra logo. Dešinės viršuje paspaudus mygtuką atnaujinti, galiu redaguoti duomenis ir pridėti papildomos informacijos. Pridedu įmonės logo ir spaudžiu išsaugoti. Matau, kairiajame viršutiniame kampe atsirado mano įkeltas logo. Vartotojų pakvietimai į paskyrą. Įmonės atnaujinimo lange pakviesti komandą kelis vartotojus. Spaudžiu mygtuką pakviesti. Prieš tęsiant turiu pridėti elektroninio pašto paskyrą. Pasirinku Gmail. Spaudžiu tęsti, patvirtinti, kol aktyvuojasi paskyra. Dabar atsidariusiame lange iš karto spaudžiu pakviesti. Matau privalomuosius laukus, rolę. Pasirinku menedžerį ir rašau elektroninio pašto adresą. Spaudžiu pakviesti. Tai kartoju su kitu vartotoju, skirdama owner rolę, kitam priskirsiu employee rolę, ketvirtam priskirsiu reader rolę ir paskutiniam admin rolę, kol turiu 5 pakvietimus su skirtingomis rolėmis. Dabar pademonstruosiu, kaip priimti pakvietimus. Tam susikūriau Gmail elektroninį paštą, į kurį ir išsiunčiu pakvietimą. Gautose laiškuose matau atsirado pranešimas. Atidarau laišką, jame matau pakvietimo nuorodą. Spaudžiant nuorodas ir atsidariusiame lange matau, kad reikia registruotis. Atlikus registraciją ir prisijungus, vartotojai atsiranda langas su kvietimu į įmonės komandą. Priėmus kvietimą matoma, kad vartotojas priimtas. Kai vartotojas patvirtina pakvietimą, bus matomas jo pilnas vardas, telefono numeris ir elektroninis paštas. Toliau leidimai. Paspaudus ant leidimai matau juostas su rolėmis. Paspaudus pridėti naują rolę, galiu rašyti pareigų pavadinimą ir išsaugoti. Nauja rolė atsiras sekanti po owner rolės. Visas rolės išskyrus owner rolę galima redaguoti paspaudus ant atnaujinti ikonėlės. Pervadinti pareigas, pridėti elektroninio pašto adresą, ištrinti ir išsaugoti. Leidimų nustatymai. Žemiau po kiekvieną rolę yra rodomas leidimų sąrašas. Leidimus galima nustatyti ne vienas, prieiga išimta, neprieinama.
skaityti, tik peržiūros režimas, rašyti, suteikta pilna prieiga. Kiekvienai roliai leidimus galima pakeisti, priklausomai pagal darbuotojų užimamas pareigas, suteikti daugiau privilegijų ar mažiau privilegijų. Įmonės struktūra. Paspaudus struktūra, ekrane matau visas sukurtas rolės ir juose esančius vartotojus. Owner – savo kontaktą, nauja pareiga – nėra kontakto, admin, manager, employee ir reader su kontaktų kortelėmis, kuriems video pamokoje išsiunčia pakvietimus. Rolės galima keisti vietomis. Paspaudus vilkite kortelę aukštyn ar žemyn. Rolių negalime vilkti virš owner rolės, nes owner rolės pozicija nekeičiama. Dar galime prie kiekvienos rolės pagal pareigas pridėti įmonės elektroninį paštą, iš kurio administracija galėtų atsakyti, siųsti ir skaityti pranešimus. Bet apie tai kitoje mūsų video pamokoje. Tikiuosi, ši video pamoka jums padės ateityje naudotis Cherry Team programa. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimosi.